Šiandien Bruno atsivežiau į Rokiškį, į miestelį, kuris pasižymi daug įvairiausių gerų dalykų iš tikrųjų. Bruno, ar žinojai, kad Rokiškis garsėja 27 piliakalniais, 19 bažnyčių, 5 cerkvėm, 17 dvarų su sodybomis. Rokiškis dar yra vadinamas žvejų rojaus miesteliu, nes čia yra Sartų ežeras, labai didelis, čia visi mėgsta atvažiuoti pažvejoti. O mes šiandien nežvejosime, mes šiandien lankysime įvairias fainas Rokiškyje vietas ir susipažinsime su Rokiškio meru, aplankysim polikliniką, susipažinsim su Rokiškio bendruomenė, turėsim vakare diskusiją. Žodžiu, gera diena nusimato. Vėlgi galėsime įvertinti šio miestelio sėkmės istorijas, kurių tikrai, manau, jie turės. Bet kaip dabar ras savivaldybę? Bruno, gali pažiūrėti Mapsas, kaip ras savivaldybę? Įvesk. Kilk. Bruno, mes esam Rokišky ir labai malonu, sveiki Ramūnai. Sveiki. Su meru, kaip priklauso, pradžiai turim pristatyti, kasgi yra per miestas Rokiškis. Čia, kaip suprantu, yra Nepriklausomybės aikštė, labai graži bažnyčia ir visa tokia alėja. Taip, čia yra tokia erdvė, kur vyksta pagrindinis miesto gyvenimas, ir pasivaikščiojimų, ir švenčių, ir susitikimo, ir svečių priėmimo. Tai ta alėja nuo pat dvaro iki bažnyčios. Tokia mūsų išskirtinė vieta. Man kaip muzikantui, didžėjui visą laiką knieti sužinoti miesto šventės, kur būna. Tai kaip suprantu, čia irgi dalis, kai visokie renginiai, koncertai būna, ar daugiau kitose erdvėse? Iš tikrųjų, mėgstam šitą erdvę ir žmonės mėgsta, bet mes čia pasiliekam tokius, kaip sakyt, desertinius renginius. Tai darom jubiliejinius miesto gimtadienius kas 5 metus. Kas 5 metus? Jo, tai ateinančiais metais, darom kiekvienais metais, bet čia būtent šitoje erdvėje. Tai ateinančiais metais, kai Rokiškai bus 525 metai, tai visas veiksmas vyks čia. Rokiškiui 525 metai. Wow. Gal neklausiu, kaip keitėsi miestas per 500 metų, bet gal paimkim laikotarpį 5-10 metų. Rokiškis pasikeitė, visa infrastruktūra, gyventojai grįžta, išvažiuoja. Galiu drąsiai sakyti, kad tikrai pasikeitė ir jis nuolat keičiasi. Miestas toks dalykas, jis kaip gyvas, jis turi būti gyvas, jis turi keistis, tie pokyčiai yra. Nemažai tos ir europinės paramos, investicijų buvo padaryta ir infrastruktūra, kitus dalykus, žmonių išsilavinimą ir visokių kompetencijų ugdymą. Tai tie dalykai labai jaučiasi iš tikrųjų. Jeigu žiūrėt čia pačią šitą erdvę, tai irgi turim mūsų labai gražią Juozo Keliuočio viešąją biblioteką, kuri buvo prieš 4 metus atnaujinta ir padarytas didžiulis priestatas iš senos, nedidelės bibliotekėlės. Šiuo metu mes turim labai gražią šiuolaikišką biblioteką su naujomis erdvėmis, veiklomis ir interaktyviais dalykais šiuolaikiškais. Visa alėja atnaujinta iki pat Rokiškio dvaro. Miestas keičiasi iš tikrųjų. Kokiais projektais jūs pats gal labiau džiaugiatės, didžiuojatės? Na, ką Rokiškis pasidarė tokio? Yra dalykų, kurie turbūt ne tik nematomi ir akimis. Be minėtos bibliotekos, sakykime, yra labai svarbus tokie dalykai, kaip vandentvarkos didžiuliai projektai buvo atlikti. Tai ir vanduo, ir nuotekų šalinimo, surinkimo sistemos atnaujintos ir naujai išvedžiotos. Labai didelės buvo investicijos padarytos į šilumos ūkį. Rokišky, aišku, mes šilumą tiekia mum Panevėžio energija, kuri padarė nemažas investicijas į pačių katilų atnaujinimą, į trasų atnaujinimą. Tai irgi nėra matoma taip kasdien, bet reikšmė ir turi labai didžiulę Rokiškio gyventojams. Bruno, ir kas galėjo pagalvoti, kad Rokišky mes sustosim šalia poliklinikos. Šiaip
ko gero viena svarbiausių vietų kiekvienam miestelį, kiekvienam regione. Ir labai malonu, Danguolė, aš esu Jonas, čia yra Bruno, mes važinėjom po įvairius regionus ir šiandien esam Rokišky pas jūs susipažinti, kaip sekasi poliklinikai. Malonu jūs matyti Rokiškyje. Taip. Prašom dažniau atvažiuoti ir apsilankyti mūsų sveikatos įstaigose. Tai sveikatos įstaiga miesteliui iš tikrųjų vienas svarbiausių turbūt, ar ne, tokių institucijų, punktų, kuomet, na vis tiek, žmonės serga, reikia jais pasirūpinti. Tai per pastoriusius, tarkim, 5 metus Rokiškio poliklinika arba šiaip sveikatos visa priežiūra kito, pasikeitė, kaip jūs matytumėt? Manau, kad kito. Pajaučiau savo darbę, kad jinai kito ir toliau kinta sėkmingai. Kiek jūs jau metų čia dirbat? Dirbu 4 metus vadovu. 4, aha. Mes įgyvendinam ne vieną projektą, tai mes labai išgražėjome. Tai gavote europinių pinigėlių. Vienu sakiniu bandėt papasakoti apie šitas duris, kurios atsidaro, ar ne? Būdavo paprastos, dabar galima eiti pasižiūrėti. Taip, galime eiti į vidų, prašom. Bruno, pirmą kartą Bruno poliklinikoje. Tai užeikim, pasižiūrėsim. Tai va, žiūrėkit, durės. Atsidaro. Čia turbūt daugiau žmonėms su specialiais poreikiais, taip, ar ne? Taip. Projekto metu buvo sutvarkytos va šitos erdvės. Aha. Tai yra registratūra trupučiuką pakelta į priekį, nes buvo jiems per mažai vietos. Dabar užtenka vietos? Užtenka, gerai. Ateityje planuojam nebeturėti ambulatorinių sveikatos istorijų, tai viskas bus kaip čia, kompiuteriuose. Vieną padarėme langiuką irgi žmonėms su judėjimo negale, kad galėtų tiesiog arba su vežimuku privažiuoti, arba kam sunku atsisėsti ir apsitarnauti. Okay. Ir aptarnauja registratorė. Eilių valdymo sistema. Vat. Kaip Vilniui, kaip pas mus Vilniui. Taip. Pom. Pacientų daugiau būna ryte, tai tuomet labai lengva valdyti eilės. Mes važinėjom po skirtingus regionus ir klausėm tam tikrų vietų. Dabar esame, aišku, sveikatos priežiūros centre. Tai kiek pinigų buvo išleista, tarkim, atnaujinimui šitam projektui? Viso projekto vertė buvo 269 000, iš jų ES 85%, 7,5% valstybės biudžeto lėšų ir 7,5% savivaldybės biudžeto lėšų. Bet savivaldybė prisidėjo iki 100 000. Žmonės serga Rokišky. Jaučiat, kad kaip čia yra tų pacientų? Yra, ar ne? Yra pacientų, jų nemažėja. Nors pačių gyventojų rajone mažėja, bet sergamumas pacientų nemažėja gyventojų. Labai daug lėtinių ligų, labai daug poliligotų pacientų. Na štai, antras aukštas čia. Šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai. Tai čia praktiškai mes įrengėm tik tai kondicionavimo sistemas. Įsigijome ir medicinės įrangos nemažai, tai galbūt aš jums parodysiu. Parodykit. Kėdės, kokias įsigijome pacientam, kraujo paėmimo kėdės. Tas kėdės įsigijom 6, nes mes turime 3 ambulatorijas ir 3 bendrosios praktikos gydytojų kabinetus. Na, tokias modernesnės, kad pacientui būtų patogu. Sėst, ar ne? Esu sėdėjęs. Bruniukai, tave atsivežiau į Rokiškį, mes vaikštam po įvairiausias vietas. Čia yra įspūdingas muziejus Rokiškio, kurį realiai, žinokit, pirmą kartą matau ir šalia manęs Rokiškio šviesuolis, žmogus, kuris komunikabilus ir labai veiklus. Tai Stasy, papasakokit, klausykit, kodėl Rokiškis yra geras miestas gyventi. Pradedam nuo kultūros. Gerai, nuo kultūros. Čia kultūrinis vis tiek pastatas, ar ne? Kultūrinis pastatas. Įspūdingai atrodantis su daug ploto. Čia istorijos reikėtų turbūt dar pamokų man praeiti, bet taip trumpai. Žmonės ateina čia turbūt pasisemti kažkokių tai gerų emocijų, vis tik istorija yra didinga, gražu. Tai ką galėtumėt papasakoti? Ateina žmonės, nes kadangi yra parkas labai gražus, vyksta renginiai, Tyzenhauzų alėja link bažnyčios, ten nepriklausomybės aikštė. Grinai yra sakoma, aš su meru buvau šiandien irgi susitikęs, tas kelias per nepriklausomybės aikštę, ar ne, iki pat bažnyčios yra sakoma, kad yra 1000 žingsnių arba 1 kilometras. Nu, taip, galima sakyti. Ir senais laikais yra sakoma, kad kada žmonės žinojo, ar bus mišios, tai
žiūrėdavau ten tiesiai ir matosi pro bažnyčią, ar dega žvakės. Kai jos dega žvakės, tada jie čia lipa į karietą, žodžiu, ir važiuoja. Tai va tokia istorija. Jeigu mes užliptume ant tų laiptų ir, Taip. manau, Tai va vakarė, ties, jeigu va ties. užsidegtų, viskas labai gražiai ašis ir viskas matosi puikiai. Geras. Jūs turite įvairiausių veiklų, viena iš jų prižiūrit parką. Jūsų bendruomenės pavadinimas Velykalnis, ar ne vadinasi? Taip, Velykalnis. Tai jūs esat pirmininkas, kaip čia sugalvojat viską taip aktyviai puoselėti Rokiškio miestą, kame tapime paslaptis, tiesiog mylit savo kraštą. Be abejo, tai yra mano kraštas, labai gražus Rokiškis. Mes turim 20 ha plotą Velykalnio bendruomenės ir yra 500 ąžuolų. Pasodinta, vat ateinantys metai bus Rokiškiui 525 metai. Jubiliejus. Jubiliejus, o Taip. kada buvo 500 metų, tie ąžuolai buvo pasodinti ir šiandien labai jie gražiai atrodo. Tai prieš 25 metus. Taip, O jūs irgi gal dalyvaut tame sodinime? Jo, dalyvavau ir aš Ne? tame sodinime. Taip, 25 metai atgal, tai čia yra 98 metai, ar ne? taip, 98 metai pradžia buvo, taip jau. Gerai, tai sodinime, vat taip. nuo 90 dabar taip imant, Rokiškis kaip miestas pasikeitė jūsų akim? Labai stipriai pasikeitė, nes kadangi aš čia gyvenu Rokiškyje ir nuo pat nepriklausomybės mes turim net 8 parkus Rokiškio mieste. Vyksta, beveik praktiškai visuose parkuose vyksta renginiai. Tai prie ežero mūsų vandens parkas yra, batutai, vandens slidės, kas anksčiau to nebuvo. Visas mikras gali ateiti, praleisti laisvalaikį. Labai gražiai sutvarkyta. Šepkos parkas, visiškai arti mikrorajonas. Tai ten ir vaikam, ir suaugusiems visiems galima ir labai graži aplinka, daug vaikų žaidimo aikštelių. Trumpai sakant, gyventi gerą labai. Aš girdėjau, kad jūs tinklinio, kaip čia, sporto varžybų organizatorius, tai Rokiškis turi kuo pasigirti tinklinio varžybomis? Taip, mes tikrai turim daug pasigirti, nes kadangi, sakykime, kada pradėjom įkūrę mes Velykalnio bendruomenę ir mūsų buvo toks tikslas bendruomenės - sveika gyvensena, sveikoje aplinkoje, aktyvus gyvenimas, sportiškas. Įkūrėm paplūdimio tinklinio aikštynus, kurie šiandieną yra pripažinti vieni geriausių Lietuvoje, lyginam su jūsų Vilniu, su Baltų tiltu. 14 metais įvyko Rytų Europos zoninės asociacijos paplūdimio tinklinio varžybos ir taip mes net 14, 17, 19 ir 22 metai. Tai tarptautinio lygio šiais metais buvo Baltijos šalių paplūdimio čempionatas. Jeigu dar toliau keliaujant, tai yra 6 tvenkinius turim, paplūdimio, reiškia, maudyklės labai gražios, mamų klubas įkūręs pas mus irgi, vaikų žaidimo aikšteles. Žodžiu, labai yra gražu. Toliau dar, vat, jeigu mes keliaujam link mūsų, yra sakraliniai objektai 3, tai yra koplyčios, Lurdo koplyčia irgi šventa vieta ir vyksta ten gegužinės pamaldos. Ir žodžiu, mes viską turim bendruomenė. Ko reikia, mes tą tikrai šiandieną turit. turime. Tarkime, europinės lėšos yra įsisavinamos ir vat, būtent, kad, na, ten dvarai atsinaujintų, galų galia tie parkai, vis tiek reikia lėšų. Tai tų investicijų yra, ar dar reikėtų daugiau, kaip jūs? Aš sakyčiau, yra investicijų ir reikėtų. Tai yra, nu kaip pasakyti, aš taip kalbu, pinigas irgi viena iš priemonių tikslui pasiekti. Taip, Jo, aišku, netrukdo tie pinigėliai. Ir mes, bet kada sujungi viską krūvon, žmogiški resursai, tikslai, jeigu yra, ir tas priemonės visas panaudoji, jeigu geram tikslui, jeigu kad būtų gera gyventi Rokiškį žmogui, Rokiškio žmonėms, nu, tas priemonės išnaudoja visas, kad pasieks savo tikslą. Iš kur pas jūs toks susidegimas ir tokia didžiulė motyvacija? Aš vat klausau ir, na, net pavydu, galima sakyti, kad taip nuoširdžiai ir taip tikrai jaučiasi, kad mylit savo kraštą ir norit užkrėsti tą tokią gerą energiją žmonės, kad, na, čia yra ką veikti, čia galima grįžti, čia galima gyventi, čia galima dirbti ir grožėti savo miestu. Motyvacija ta, kada atiduodi save iš širdies. Tikrai tą nori. Ne savanaudiškiem tikslam, o visuomeniai.
įsivaizduoji, baigėsi dar viena kupina diena įspūdžių. Mes aplankėme Rokiškį, nuostabų miestelį su nuostabiais žmonėmis, susipažinom, išklausėm Rokiškio sėkmės istorijų ir galiu pasakyti, kad maži miesteliai turi kuom pasidžiaugti, turi kuo pasididžiuoti ir turi ką parodyti ne tik rokiškėnams, bet ir svečiams iš Lietuvos ar iš užsienio. Tai labai ačiū už šiltą priėmimą. Mūsų dar stotelėje liko paskutinis miestas Molėtai. O šiandien visiems dėkojam, pamažu važiuojam į Vilnių. Labai gerai nusiteikę, su gera energija. O kol kas, ate. Ką regi Jonas? Centrinės projektų valdymo agentūros CPVA inicijuojama komunikacijos kampanija, kuria siekiama suteikti gyventojams daugiau žinių apie Lietuvos regionuose ES fondų lėšomis sukurtą ar atnaujintą infrastruktūrą ir atsiradusias kokybiško gyvenimo galimybės. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.